Gerai, ačiū Karolė. Tai, žodžiu, labas rytas, gerbiami projekto partneriai. Labai dėkojame, kad skiriate šiandien laiko dalyvauti susitikime, ypač metų pabaigoje. Žinom, koks tai yra užimtas metas, todėl labai tą vertinam. Aš esu Eglė Čepaitienė, viena iš projekto vadovių ir trumpai pristatysiu šios dienos susitikimo tikslą ir svarbią informaciją. Tai šio susitikimo pagrindinis tikslas būtų jų keli iš tikrųjų. Tai pirma, supažindinti jūs su projekto sekančiais etapais. Taip pat aiškiai pristatyti, kokie darbai ir pasirengimas bus reikalingi iš jūsų pusės. Taip pat kokių rezultatų tikimasi kiekviename etape. Ir taip pat padėti jums realistiškai irgi įsivertinti laiko bei resursų poreikį, kurio reikės. Visų pirma, gal irgi labai noriu pasidžiaugti, kad jau iki šiol atlikti svarbus pirminiai darbai iš jūsų pusės, kurie buvo irgi numatyti jungtinės veiklos sutartyse. Tai ir paskyrėte ir atsakingus asmenis koordinatorius, dalyvavote mokymuose, dalis institucijų taip pat atliko ir DIKET supildymo darbus. Tai iš tikrųjų labai už tai dėkojame, už jūsų aktyvų irgi įsitraukimą. Artėjantis etapai bus gal labiau orientuoti į tokį techninį įgyvendinimą, įskaitant programinio įrankio spintą diegimą, metaduomenų surinkimą, duomenų struktūros aprašų parengimą ir juos atliksite kartu su VSSA paslaugų teikėju. Ir kaip mes irgi anksčiau komunikavome, kad pagrindinį darbą, tą techninę atliks, aišku, VSSA paslaugų teikėjas, tačiau reikės ir jūsų įsitraukimo, kadangi jūs geriausiai žinote savo ir informacinės sistemas, ir veiklą institucijos ir taip toliau. Tai žodžiu, toks bus bendras darbas. Taip pat dar irgi žiniai noriu pranešti, kad dėl VSSA paslaugų teikėjo, ar ne, kad kitą savaitę pirkimo procedūros jau leis pasirašyti mums sutartį su paslaugų teikėju. Tai labai tikimės, kad sklandžiai pasirašysim greitai ir galėsim tada startuoti su darbais. Ir tai reiškia, kad detalus darbų planavimas prasidės jau visiškai netrukus. Todėl šiuo metu norime, kaip galima geriau, būtent ir atlikti visus tos organizacinius ir pasirinkimo darbus, kad galėtumėm operatyviai ir startuoti, ar ne? Dar kitas yra labai svarbus akcentas, kad tai nebus vienkartinis kažkoks projektinis darbas, ar ne, kur mes padarysim ir pamiršim. Kad po projekto šios veiklos taps nuolatinė ir jūsų institucijos irgi darbo dalimi ir informacinių sistemų gyvavimo ciklo dalimi. Todėl irgi jūsų, kaip čia pasakyti, irgi įsitraukimas, darbų atlikimas, resursų skirimas prisidės, kaip sklandžiai procesai veiks ateityje jūsų institucijoje. Tai irgi dabar kaip pasiruošimas to projekto apimtyje tiesiog leis lengviau jums ir paprašiau įsijungti į valstybės ten mastu dabar vykdomą tą duomenų valdymo reformą. Tai iš tiesų mūsų šitas bendras darbas tiesiog palengvins ir jums, ir mums tiesiog sklandžiai ateityje judėti su darbais, ar ne? Taigi dar kartelį šiandien, ar ne, norime jums suteikti tokį aiškų ir struktūruotą vaizdą, kad galėtumėm laiku ir kryptingai visi pasiruošti, ar ne? Ir taip pat tikimės jūsų aktyvus tolimesnio irgi įsitraukimo, nes tai bus tiesiog esminė mūsų projekto sėkmės sąlyga. Tai kviečiu pereiti prie pristatymo ir jį pamoderuos Karolis iš VSSA, o informaciją pristatys mūsų projekto konsultantai, kurie dirba irgi jau nuo projekto pradžios, tai Ernst & Young. Ir aš, jeigu viskas tvarkoj, norėčiau perduoti žodį Vladimirui. Vladimirai, ar viskas gerai pasiruošęs? Taip, esame pasiruošę, čia šiek tiek daugiau mūsų kambaryje, komanda visa pasiruošusi pristatyti, tai turbūt perduosiu galbūt projekto vadovui Martynui žodį tada ir galėsime greitai prabėgti. Dėkui labai. Ačiū. Tai sveiki visi, ar girdite gerai mus? Mes esame čia iš ties komanda, gal didelės kameros neprijungiam, čia parodysiu, ką kambarį. Iš tikrųjų, kaip ir
Eglė prisijungusi, buvo įsijungusi kamerą, būtų idealu pamatyti ir daugiau gyvų veidų, ne tik tai ikonėlės. Aš suprantu, kad nemaža auditorija šiandien susirinkusi, virš 130 žmonių. Pasitengsime irgi efektyviai tą laiką išnaudoti, šiandien esant kartu. Tai be didelių labai įžangų, Eglė jau trumpai pristatė, einama DVMS projekte, trumpiniu sakant, ar ne, į kitą etapą. Atsiprašau, mintelė. Į kitą etapą DVMS projekto, trumpai sakant, tai metaduomenų surinkimo ir sutvarkymo. Trumpai priminant, kas ir apie ką yra DVMS projektas, tai duomenų valdymo modelio, naujo modelio įgyvendinimo projektas, kurio apimtyje jau buvo didžiąja dalimi įgyvendintas ir IT sprendimas duomenų katalogui tvarkyti, valdyti, duomenų agento sprendimas, ir kiti palaikantis sprendimai, kurie yra reikalingi, mes kaip sakome plačiau, duomenų valdymo architektūrai įgyvendinti. Ir sprendinys ir infrastruktūra tai būtų niekas, jeigu nebūtų užpildyta konkrečiai turinių duomenimis. Ir šiandien tada mes trumpai pristatysime apie tai, kaip planuojame organizuoti visą darbą, suprantant, kad institucijų skaičius ir juolab informacinių sistemų skaičius yra didelis ir kaip per sąlyginai trumpą laiką, tai sakom, jau gruodžio mėnesis praktiškai praėjęs, skaitant šventes, tai startuojant intensyviai su kiek liko čia gruodžio likusių dienų ir perinant į sausio pradžią, kai per 4-26 metų jau, sakome, mėnesius atlikti kartu, koordinuotai, harmonizuotai reikalingas veiklas. Ir dar kartą akcentuojant, kad daug darbų jau padaryta su projekto partneriais ir prieš porą metų buvo pristatyta ir gerus jau beveik 2 metus apie patį projekto planuojamus etapus. Tai su plačiai auditorija, priminant, ką skaidriai čia matome ir primename, kad ta pirminė analizė, ką institucijos turi, kokias sistemas tvarko, kokie duomenų rinkiniai yra tvarkomi, atlikome kartu, yra įvertinta apimtis su didžiąja dalim, yra sudarytas jungtinės veiklos sutartis, dalis dar mūsų žiniomis, kiek visos institucijos atstovai darbuojasi dar procese. Žinome, kad kai kurios institucijos savo kelią irgi pasirinko, bet didžiąja dalim jungtinės veiklos sutarčių, kaip projekto partnerių dalis yra sudaryta. Ir judama toliau į kitus etapus. Ir antras ir trečias etapas, tai yra jau metaduomenų surinkimas, sutvarkymas ir ką nemažai jau institucijų padarė, vadinamų DCAT file, DCAT aprašų parengimas. Ir dar nėra sukelti tie aprašai į metaduomenų katalogą, į tą sprendinį, kuris yra finalizuojamas su gruodžio mėnesiu. Ir sausio pradžioje tikėtina, kad bus jau pilnai funkcionalus, kiek reikalinga patiem metaduomenim sukelti ir suvesti, sakysim, taip rankomis per naudojant portalo priemonės. Trečiasis etapas, kai mes pavadinome tai plačiau skambiau, metaduomenų modelių tai praturtinimas, tai kas jau dalyvavo ir žino, DCAT aprašų duomenų rinkinių aprašymų pagal DCAT PLT specifikaciją išplėtimas.
specifikuojant konkrečiai, kokie tie duomenų rinkiniai yra, kokie yra duomenų modeliai, duomenų formatai yra duomenų šaltiniuose. Ir aprašymas duomenų struktūrų aprašais, tokiais vadinamais DSA, tokiu kodiniu pavadinimu. Gal daugelis ir žino jau. Ir kam tai yra daroma, tam, kad būtų harmonizuotas atvaizdavimas ir pateikimas duomenų katalogė, duomenų valdymo infrastruktūroje. Ir su balandžio pabaiga baigėsi projektas, kaip Eglė teisingai paminėjo ir priminė, kad tai iš tikrųjų galima sakyti, naujos eros pradžia, kad būtų pereinama į ilgalaikį ir palaikymą ir tvarkymą metaduomenų, būtent duomenų rinkinių, kurie yra tvarkomi valstybės informacinėse sistemose, taip pat ir registrų informacinės sistemose, kitaip sakant, valstybės informaciniuose ištekliuose. Tai tuo būdu perinama į naująją praktiką, kuri įgyvendina naujuoju duomenų valdymo modeliu valstybėje. Tai trumpai tiek apie tai, kur esame, judant toliau. Trumpas priminimas dėl pagrindinių sąvokų. Tai projektas yra jau kaip ir žinomas, metaduomenų katalogas, tai tokia gal ir svarbi žinia, jeigu kažkur kažkas praleido, tai kas dabar yra prieinama per data.gov.lt kaip atviri duomenys su naujuoju etapu, nuo sausio mėnesio tikslios datos dar tai nebuvo paskelbta, tai bus paskelbta, kas yra atviri duomenys dabar prieinama kaip atvirų duomenų rinkiniai. Taip taps subdalimi to data.gov.lt portalo ir data.gov.lt atspindės tą tikrąją prasme, duomenys, valstybės duomenų portalas, ne tik atviri duomenys. Atviri duomenys tampa poeibiu visų valstybės tvarkomų, valdomų ir tvarkomų duomenų. DKTP.lt tai yra standartas, tai yra, tiksliau sakant, specifikacija parengta pagal ES mastu taikoma DKT taikymo profilio AP, Application Profile specifikacija. Tai turime lietuviškąją versiją šios specifikacijos, kuri susiaurinta ir pritaikyta Lietuvos mastu. Kaip žinia, tie, kas domisi, DKT yra pasaulinis interneto bendruomenės W3C, tvarkoma specifikacija, tai, kaip sakyti, ne tik ES sugalvojimas, bet pasauliniu mastu, duomenų katalogizavimo specifikacija ar standartas, taip platesnė prasme kalbant. Duomenų struktūros aprašas, ką trumpai paminėjau, štai tas dalykas, kuris išplečia, detalizuoja informaciją apie duomenų rinkinius ir kiekvienas DSA aprašas kiekvienam duomenų rinkiniui pagal duomenų paslaugas teikiamiems duomenų rinkiniams turėjęs būti, ar ne, ir pilotinėse, vadink taip, veiklose su registrų centru ir Sodra per praėjusius gerus metus ir buvo ir bandyta ir patikrinta. Universalus duomenų teikimo standartas, tie, kas vykdo RRF projektus, jau žino ir bando taikyti, ir jau beveik ir pritaikė. Ir tai yra ateitis, kaip sakome, kaip įgyvendinimo sąsajos duomenų teikimui, gavimui tarp informacinių sistemų valstybėje. Duomenų agentas tai tas nutolęs komponentas duomenų valdymo infrastruktūros, kurio pagrindu vyksta metaduomenų visų pirma išgavimas
ir pateikimas į duomenų valdymo infrastruktūrą, o po to, kai esantiem duomenim ir įgyvendinimas duomenų mainams. Duomenų agentas paminėtina, kad bus panaudojimas ir projekto vykdymo veikloms, įdengiant duomenų agentą visų pirma kiekvienos informacinės sistemos aplinkoje, tam, kad būtų galima sugeneruoti pradinį rinkinį iš šaltinio duomenų struktūros aprašą, kiekvienam šaltinėje informacinė sistema kaip šaltinėje, tam, kad pagal vadinamą tą ŠDSA, šaltinio duomenų struktūros aprašą, galima būtų parengti DSA. Tai kitaip sakant, universaliuoju būdu konstruoti tą vieningą universalųjį duomenų aprašymo sluoksnį valstybėje. Iš daugybės ŠDSA konstruojama daugybė DSA ir DSA yra universalusis formatas. Tai trumpai, automatizuotos sutartys, automatizuotos duomenų teikimo sutartys, ADTS, angliškai sakome tas smart contracts didžiąją dalim, gal ne visai tiesiogiai siejus su savoka, bet ir bandymas tą smart contracts konceptą valstybės informacinių sistemų kontekste kitaip įgyvendinti, kaip mes sakom, taip automatizuoto duomenų teikimo sutarčių pavidalu. Savoka yra įteisinta valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, tai ir duomenų valdymo infrastruktūra šiomis priemonėmis šis dalykas bus įgalintas. Ir čia priminimo, kaip ir visi puikiai turbūt žinome, siekis yra metaduomenų katalogui turim duomenis įgalinti tą lengvesnį, paprastesnį valdymą UDTS ir automatizuotų duomenų teikimo sutarčių pagrindu, naudojant metaduomenis sudaryti ir įveiklinti duomenų mainus, naudojant būtent DTS. Tai trumpai dėl pagrindinių savokų, judant toliau, čia skyriau tam laiko truputėlį daugiau, nes svarbu, kad visi prisimintume, kodėl tą darome ir kodėl tai yra svarbu. Judant į kitus etapus, du svarbus dalykai, ką jau turbūt daugelis jūsų dirbant su VSSA ir dalį darbų jau ir padarėte, ir kita dalis darbų kaip techninis pasiruošimas dar tik tai prasidės netrukus. Organizacinis pasiruošimas ir techninis pasiruošimas dviem dimensijom turės vykti koja kojon, žingsnis po žingsnio, judant toliau. Ir organizaciniam tam pasiruošimui, kaip sakom taip, daug institucijų, daugiau nei 60, jeigu teisingai dabar skaičiuojam, kiek yra, ir daugiau nei 200 informacinių sistemų šio projekto apimtyje būtų įgyvendinama būtent dėl metaduomenų sutvarkymo surinkimo. Ir organizatoriai, koordinatoriai, kurie padėtų vykti toms veikloms, yra kritinis pasirašymo momentas. Čia gal dar priminčiau tie, kas visi atliko ar peržiūrėjo duomenų valdymo modelį ir mokymus. Šito pasiruošimo mes taip pat norime per visą projekto kitus du etapus įvesti, padėti organizacijoms įsivesti tas būtent naujas pareigybės ir pradėti įgyvendinti konkrečiai modelį, kai yra duomenų valdymo įgaliotinis, kuris galbūt tiesiogiai dalyvaujantis būsimasis arba jau esamas projekte, tebūnie ir darbų koordinatoriaus vaidmenyje ar darbų koordinatorius padedantis duomenų valdymo įgaliotiniui ir jau esamam ar būsimam, ar kartu dirbant su duomenų architektu ir duomenų administratorium projekte.
atliktų reikalingas metaduomenų surinkimo ir sutvarkymo veiklas. Čia skaidrėje paminim, kad darbų koordinatoriai jau BSSA komandos žiniomis jau yra paskirti pagal kiekvieną instituciją ir konkrečiai kiekvieną informacinę sistemą, nebent jeigu kažkur kitaip, tai duokite žinią mums komandai. Kitas svarbus organizacinis žingsnis paskirti, kiek tai taikytina informacinės sistemos veiklos, ne veiklos kaip veiklos, ar ne, nesakom kaip IT sprendimų, bet veiklos ryties specialistus, tam, kad galima būtų tos specialistus pasitelkti, išgaunant žinias apie informacinės sistemos tvarkomus duomenis, apie jiems taikomas specifikacijas ir reikalavimus. Iki sausio 8 dienos vėliau prašysime užpildyti reikalingą klausimyną, dar berods tai nėra pateiktas. Ar jau buvo pateiktas? Jau buvo pateiktas, išsiųstas, tai tas klausimynas, kuris pateiktas, prašome visų užpildyti ir pateikti iki sausio 8. Kodėl tai yra reikalinga? Tam, kad nuo sausio 8 jau būtų pilnas startas, pilnu tempu vykdymui reikalingų veiklų. Ir reikalingiems asmenims gauti prieigą prie metaduomenų repozitoriaus, tai koordinatoriai, kiek mūsų žiniomis, visi institucijai pagal kiekvieną informacinę sistemą jau turi prieigas prie repozitoriaus, kur bus teikiami aprašai tiek ir jau dabar DKAT, kiek mūsų žiniomis yra didžiąja dalim pateikta visų partnerių, kurie yra sudarę jungtinės veiklos sutartis. Ir kai prieisim prie veiklų, būtent duomenų struktūrų aprašų pildymo ir kitų deliverable teikimo, tai tos prieigos jau yra suteiktos. Jeigu kažkas neturi, tai prašom kreipkitės į jau žinomus VSSA koordinatorius. Tada eina prie techninio pasiruošimo 3 svarbus punktai trumpai. Reikalinga bus komanda iš kiekvienos informacinės sistemos perspektyvos, techninės infrastruktūros specialistai, komanda, kurie turės padėti sukurti, suteikti tą aplinką, kurioje būtų įdiegtas duomenų agentas. Ir duomenų agento įdiegimui reikės paruošti ir aplinkas, ir patys įgyvenimo būdai instrukcijų pavidalu yra kaip tokie, ar ne, ir įgyvendinimo tam pačiam agento įgyvendinimui bus suteikta ir centralizuota pagalba, tiem, kam pagalbos reikės. Ar kas nusimatė, kad pagalba iš anksto bus reikalinga jau pagal jungtinės veiklos sutartį. Tie, kas diegs savarankiškai, turės galimybę klausti per konsultacijų centrą, per centralizuotai teikimą konsultacijų kanalą ar kanalus, kad sėkmingai galėtų įsidiegti. Ir svarbus kitas techninis pasiruošimas, tai dar nepulti rašyti, bet surinkti aktualią informaciją apie informacinės sistemų tvarkomus duomenis, tam, kad galima būtų efektyviai laiką metaduomenų aprašymui, sutvarkymui, surinkimui. Prie to dar detaliau prieisime, tai kas tai yra nuostatai, galbūt specifikacijos, konkrečiai mes kalbant apie DSA paruošimą, tai turėti vienoje vietoje visas arba bent jau skirtingas variacijas duomenų teikimo gavimo sutarčių su jų priedais ir struktūrų aprašais, taip pat ir duomenų servisais, tam, kad galima būtų tą jau, kaip ir sakyti, panaudoti metaduomenų aprašymams. Judant toliau. Dėl paties darbų organizavimo veiklų, kadangi daug dalyvių, daug institucijų, daug sistemų ir labai trumpas laikas,
taip stambiai sakome, yra sausis, vasaris, kovas, balandis, nepilnas net, ar ne, -5 dienos, balandžio 25 diena. Ir tikrai nenorima tęsti su pačių pagrindinių veiklų iki pačios balandžio 25. Tikslas yra vėliausiai turėti užbaigtas visas veiklas iki balandžio vidurio, ar ne, ten ir prieisime detaliau į paskutinį srautą, paskutinėje bangoje patektų galbūt tik tai, taip rezervinėje, kažkokie tai labiausiai atsitikėję dalykai, bet suprantant, kad projektas yra finansuojamas iš RRF lėšų, ar ne, terminas vis dar galioja tas pats, tai visi kartu darbuokimės tam, kad veiklos būtų atliktos laiku, sakom taip, iki balandžio 15 dienos, balandžio vidurio vėliausiai. Ir kaip mes visą tai siūlome organizuoti, kad darbas būtų organizuojamas įjungiant institucijas ir komandas, ne, pagal kiekvieną informacinių sistemų 3 bangomis. Principas visų pirma, kad dirbant su kiekvienos konkrečios informacinės sistemos metaduomenų sutvarkymu yra toks, kad jeigu jau paliečiam vieną informacinę sistemą dėl jos metaduomenų sutvarkymo, tai einame visą kelią nuo iki. Ir suprantant, tai kita vertus, kad vienoje organizacijoje, jeigu yra daugiau nei viena, sakysime, net kartais ir daugiau nei 5 informacinės sistemos, suprantame, kad tas darbas gali būti ir galbūt ir turėtų būti, kad visi suspėtume ir komandos iki institucijos ir pagal sistemas išdėstytas darbas gali būti keliose bangose. Va, tada kiekviena banga iki 3 mėnesių trukmės, jos plačiai prasme persidengia, bet veiklos inkrementais parodysim kitoj skaidrėje tuoj pat, turėtų vykti lygiagrečiai, bet nepersidengiančios. Į kiekvieną bangą kaip struktūrizuojama bus, tai čia turbūt dar atskirai šiandien nepateiksim to sąrašo, bet ateinančiom dienom tas paaiškės ir nepriklausomai nuo turimo veiklos sutarčių sąrašo, ir galutinai pateikima, kaip yra siūloma sustruktūrizuoti informacinių sistemų, sakant, ne institucijų, bet tiksliau sakant, informacinių sistemų apimti pagal bankas, tai priklausomai pagrindė nuo 2 kriterijų. Kiek yra jau išbaigtas ir paruošti DKTP LT aprašai, tam, kad galima būtų jau žinoti, kokie yra duomenų rinkinių apimtis. Ir ar yra, ir kiek galbūt, kiek yra jau pasirinkta suteikti reikalingą IRT infrastruktūrą duomenų agento įdiegimui. Vėlgi, kodėl reikia to duomenų agento projektų vykdymui, tam, kad galima būtų efektyviai išgauti šaltinių, būtent informacinių sistemų esamus duomenų struktūrų aprašus, tam, kad tai būtų tas pardinis indėlis, pagrindiniai įeities duomenys ruošiant duomenų struktūros aprašus. O kodėl tai yra kritinis momentas? O dėl to, kad DSA, kaip matysime, skaidriai taip pat yra pats imliausias ir daugiausia galbūt ir darbo kartu ir derinimo reikalaujantis darbas. Vienoje bangoje, kurie truks kiekviena banga 3 mėnesiai, kiekvienoje bangoje būtų planuojama sugrupuoti darbus informacinėm sistemom 3 srautais, kaip sakyti, supakuoti į 3 srautus, kad, kitaip sakant, paėmus kiekvieną mikrolygmenyje informacinę sistemą, darbas su vienos informacinės sistemos metaduomenų sutvarkymu truktų neilgiau nei 1 mėnesį. Galbūt, kad pats darbas, jeigu padieniui pavyktų skirti, galbūt netruktų gal ir trumpiau, bet per tą 1 mėnesį viena informacinė sistema gali būti reikalingi ir numatome tam tikrus derinimo ciklus,
ir tas vienas mėnesis, gali ir tikėtina labai greit prabėgs su kiekviena informacinė sistema. Tai trumpai stambių planų tokie pagrindiniai principai. Judant toliau, kaip kalendoriškai mes matome visą tą Narvo ir 3 bangų išdėstymą, tai pradedant iš dešinės pusės, einant į kairę ir priminant, kad su balandžio pabaiga yra projekto pabaiga, visos veiklos turi būti užbaigtos. Ir tada mes turim 3 bangas. Pirmoji banga prasideda su sausio 8 diena, su švenčiu visi pasiruošę, pasidarę pradinius įvertinimus. Pagal jau pateiktus klausimynus susirinkę visos komandos reikalingą pradinę informaciją. Tie klausimynai, dar kartą akcentuojam, kuriuos jūs gavote, yra ne kažkokie analizės atlikti, bet tam, kad galima būtų sustartuoti su veiklomis iš karto ir negaišti laiko trukmės renkant informaciją metodinių sutvarkymo veiklose. Tai pagal šį grafiką pirmoji banga sausio 8 ir tikslas, kad iki balandžio 1 ta banga su 3 srautais užsibaigtų ir su tam tikrų prasilenkimu laike į antrą bangą patektų pagrindė tos institucijos, kurios pradėtų veiklas nuo sausio 22 dienos, šiek tiek trumpesnė, labiau suspaustam grafike, iki balandžio 8 užbaigiant visas veiklas, 3 srautuose viduje. Ir trečioji banga prasidėtų nuo vasario pradžios ir vėliausiai iki balandžio 5. Tai žiūrint į kiekvieną trečios bangos trečią srautą, mes daugiau numatome, kad tai būtų daugiau rezervinis buferinis srautas, kur dėl kažkokių išimtinių priežasčių kažko nepėjo. Intensyviausiai laikas, didžioji dalis visų darbų norime, kad būtų užbaigtas su balandžio 1 ir 8 dienos bangomis, o trečios bangos trečių srautų, kaip jau bus supakuotos informacinės sistemos pagal srautus, norėtume ir siekime, tai siekis ir terminas yra užbaigti iki balandžio 15. Svarbu dar kartą akcentuoti, kad yra numatyta teikti institucijoms, organizacijoms dalyvaujančiams projekte centralizuotą pagalbą, kaip jau ir iki šiol VSSA komanda teikia, darbuodamas pagrindę sudarant jungtinės veiklos sutartis ir ruošiant DKAT aprašymus, ir veiks ir telefonas, elektroninio pašto adresas numatytos, bus prie to dar detaliau prieisime vėlesniai komunikacijai, fiksuoti laikai, kada institucijos pagal bangas ir srautus galės prisijungti bet kada numatytais laikais, laiko intervalais ir konsultuotis bendrai klausimais ar jau iš anksto gautais klausimais ir gauti pagalbą. Patį konsultavimą planuojame užkrauna detalėmis 3 detalumo lygiais. Tai pirmas bendroji galbūt komunikacija, konsultacija, antras lygmuo, tai jau kur tam turinio metadomenų sutvarkymo ar neklausimai atsakymai. Ir trečias būtent duomenų agento diegimo techniniai klausimai ar kažkokių tai incidentų ir sprendimas dėl pradinio įdiegimo, suprantant, kad ir čia turbūt reikėtų paprašyti ir to supratimo visų, kad sprendimas yra naujas, unikalus ir iš ties gan inovatyvus, žiūrint į kokios technologijos taikomos, bet tam tikrų trikdžių ar techninių trūkumų gali būti, tai kaip juos spręsti, kad
tai per pagalbą, per vieningą per vieningą pagalbą ir techninius incidentus registruojant juos, sprendžiant kiek įmanoma operatyviai, juos sprendus, informuoti apie išspręstus incidentus. Judant toliau, dar tokia vidutinio detalumo lygmuo, tai dabar pačios veiklos, ir kaip mes tas veiklas planuojame organizuoti pagal trukmes ir srautus. Tai kiekviena banga, kuri bus sudaryta iš 3 srautų, kiekvienam sraute bus supakuota, kaip būtų organizuojamas darbas su keliomis informacinėmis sistemomis, atliekant pagrindinės 6 veiklas. Kaip matote skaidrėje, pirmoji veikla, tai didžiąja dalim, kiek žinome, yra jau kaip ir nemažai padaryta, daugiau galbūt tas užpildymas, suvedimas į portalą, ir čia parodome, kad tai kiek tos veiklos reikės, planas yra per 3 dienas atlikti. Platesnė rodiklytė parodyta, kad yra tam kiekviena informacinė sistema žiūrint, bet ir bendrai kiekvienam sraute iki 10 dienų buferis, per kiek laiko reikėtų, kaip mes planuojame atlikti kiekvieną veiklą. Ir pavyzdžiui, jeigu sakom, DKTP-LT užpildymas yra iki 3 dienų, bet suprantame, kad bus kiekviename sraute daugiau nei 5, gal iki 10, daugiau nei 10 informacinių sistemų, ir kaip laikė gali įsidėlioti, tai vienai sistemai mes galim numatyti ir numatome tai iki 3 dienų, darbo dienų trukmės pastangų. Kalendoriškai turėtų būti nedaugiau nei, sakome taip, 10 dienų darbas su kiekviena sistema, bet ir visas sistemas sudėjus į vieną paketą kiekvienam sraute. Čia truputėlį atvaizduojame mūsų kaip ir kartu VSSA komandos, kaip organizuotume tą visą gamybą su tam tikrais buferiais srautuose ir kiekvienoje iš bangų. Ir taip einant toliau prie kitų veiklų, duomenų agento įdiegimas, kuri tai viena praktiškai pirmųjų veiklų ir turėtų vykti su kiekviena banga, kiekvienu srautu, kiekvienos informacinės sistemos aplinkoje, duomenų agento įdiegimas tam, kad būtų pradžioje sugeneruoti iš šaltinio duomenų struktūrų aprašai ir galima būtų paruošti pagrindinių duomenų sąrašą ir svarbiausia intensyviausią veiklą atlikti duomenų struktūros aprašų paruošimą. Ir jau turint duomenų struktūrų aprašus, nepamirštant, kad techniškai reikia įjungti duomenų rinkinius su parengtais duomenų struktūrų aprašais į duomenų valdymo infrastruktūrą, reikalingas duomenų teikimo paslaugų užregistravimas duomenų valdymo infrastruktūroje ir tai atlikus išbandyti, ar tai veikia, kaip tai veikia, ar tai veikia, kaip yra numatyti duomenų teikimui naudojant automatizuotų duomenų teikimo sutartį. Tai toks tas išdėliojimas, svarbiausia turbūt taip paprastai žiūrint į šitą grafikėlį, pagal kiekvieną veiklą, kiekviename sraute, tai mikro lygmenyje, kiekvienai informaciniai sistemai, kaip sakom, DKT užpildymui, tai iki 3 dienų, ten darbas duomenų agentų įdiegimui savaitę, iki 5 dienų. Reikia susitvarkyti tam, kad šaltinio duomenų struktūrą aprašai juos galima sugeneruoti. Pagrindinių duomenų sąrašas per 3 dienas siekis padaryti. Duomenų struktūros aprašo paruošimas iki 5 dienų, kai jau turime šaltinio duomenų struktūros aprašą, ir duomenų teikimo paslaugų užregistravimas su techniniu ištestavimu
iki 5 dienų. Suprantat, kad gali būti ir techninių detalių, kurias reikia suderinti. Ir išbandymui automatizuotų duomenų teikimo sutarčių veikimui iki 3 darbo dienų. Tikimės, kad tai vyktų daug greičiau, bet sakom taip, jau įsibėgėjus ir apšilus tie terminai, dirbus išbandžius anksčiau su pagrindiniais projekto partneriais, kaip pilotiniais, kuriais tai buvo veiklos, matome, kad tai yra realu, įmanoma, o tam, kad būtų visiems ramiau ir sklandžiau darbas vyktų, centralizuota pagalba, konsultacija, jinai bus suteikta, kaip bebūtų. Judant toliau, dar kartą akcentuojam, kad veiklų prioritetai pradedant tą tokį kaip ir žemam startui, kad duomenų rinkinių aprašymai pagal DKP-LT yra pradinė ta veikla, kuri jau didžiąją dalim, kiek jau ir žinome, žinote, daugelis yra atlikta. Svarbiausia tokia kaip ir turinio veikla bus duomenų agento įdiegimas, dėl to tas koordinatorių darbas kartu su techniniais darbuotojais pagal kiekvieną informacinę sistemą yra vienas iš svarbiausių ir kritiškiausių pradinių žingsnių ir paruošti reikalingą IRT infrastruktūrą ir prieigas yra tas svarbiausias pradinis žingsnis. Suplanavus duomenų agento įdiegimą, tai tas darbas bus organizuojamas pradedant pateikiant detalesnį infrastruktūros klausimyną, kuris dar nebuvo užkrautas ir pateiktas. Iki šiol yra parengtas, vadinkim taip, detalus čeklistas siekiant padėti techniniai komandai pasiruošti tinkamai reikalingą techninę aplinką, kur būtų agentas įdiegtas. Ar tai būtų Dockerio aplinka, ar kažkokiu tai kitų būdų aplinkoje, informacinė sistema, ar labiau skirtoje įdiegta, kaip ten bebūtų, tas pradinis klausimynas infrastruktūros gan detalus, ar ne, techniniams komandoms turėtų būti aiškus, pagal bendros principus parinktas, padės pasiruošti agento įdiegimo veiklai. Ir dar kartą, kodėl to reikia, pradinis žingsnis agento įdiegimas, tai būtent dar, mes sakome, bent jau toj uždaroje aplinkoje ŠDSA sugeneravimas, būtent šaltinio duomenų struktūros aprašų sugeneravimas tam, kad galima būtų ruošti duomenų struktūrų aprašus ir jungti vėliau ir pačius duomenų servisus, metaduomenų ir duomenų teikimui gavimui. Judant toliau, turime tokį detalesnį sąrašą pagal kiekvieną veiklą, ką reikia padaryti, pasiruošti. Tai gal labai trumpai, čia jau kelis akcentus pakartojau, gal Vladai pereiti kartu per pagrindinės veiklas ir pagrindinius rezultatus ir ką reikia pasidaryti detaliau. Ačiū Martynai, tai kaip ir sako Martynas, iš tikrųjų jau pristatė didžiąją dalimi tos pagrindinius prerekvizitus, kaip mes vadiname, ar ne, arba tos pirminius darbus, pirminę informaciją, kurią reikia pasiruošti. Tai, svarbiausia yra turbūt pačių institucijų kolegų resursai, ar ne, galimybė bendrauti su mumis, galimybė bendrauti su centralizuotų paslaugų tiekėjų, suteikti reikiamą informaciją laiku, dalyvauti darbo susitikimuose, tiksliniuose susitikimuose, kur būtų galbūt sužinoma arba patikslinama informacija, kurią galima surasti ir nuostatose, ir specifikacijose, ir kitose šaltiniuose. Ir turbūt tas, kaip ir sakome, prioritetinis darbas, ar ne, bus būtent su duomenų agento sudiegimu.
Ir ten, svarbiausia turėti būtent pačius techninio personalo resursus, kad galėtume sėkmingai įsidiegti, kad gautų reikiamas prieigas naudotojai, kad galėtume ištestuoti prisijungimą prie pačių duomenų šaltinių ir, kaip ir minėta, sugeneruoti ŠDSA. Tai dešinėje lentelėje matote, koks yra tos veiklos siekiamas rezultatas, ar ne, ką iš tikrųjų matytume kaip sėkmingą užbaigimą pačios veiklos, tai pirmosios veiklos, kurią jau ir vykdote ir galbūt jau net ir įvykdėte, būtų būtent DKTP.lt Excel forma patvirtinta, peržiūrėta. Antrosios veiklos būtų pats agentas įdiegtas, sukonfigūruotas, ištestuotas, kad sėkmingai prisijungia prie šaltinio ir tai užtvirtinantis, sakykime taip, ar ne, ŠDSA dokumentas, kuris taip pat būtų peržiūrėtas, patikrintas, ar visa struktūra tiek jūsų veiklos srities specialistų galbūt pakartotinai peržiūrėtas, kad tikrai visa informacija yra, kad tikrai pasirinktas tinkamas šaltinis, ar tai būtų duomenų bazė, ar kitas šaltinis, kad iš tikrųjų viskas yra, viską turime ir galime keliauti į sekančias veiklas. Tai sekančios veiklos, kaip ir kalbėjome, ar ne, tada jau būtų pagrindinio duomenų sąrašo parengimas. Tai čia... Aš galvoju, gal mes panaudokim tą patį laiką dabar einant detaliai ir į galimų klausimų atsakymų, nes laikas eina jau į paskutinį ketvirtį. Miroslav pakėlė ranką, gal trumpai tada labai netrukdant, bet gal duokite, jeigu. Jo, aš trumpai norėčiau paklausyti dėl techninio agento. Jeigu, pavyzdžiui, mūsų informacinės sistemos guli valstybiniam duomenų centre, agentą sudiegti yra viena, o visi praleidimai, kas jūs turės tvarkyti iki jūsų sistemų. Tai pirminiam įdiegimui, pagrindiniai leidimai ir prisijungimai svarbiausia yra būtent tarp agento ir šaltinio, kuris tikimės būtų diegiamas agentas artimoje tos informacinės sistemos duomenų šaltinio aplinkoje. Tai svarbiausia būtų susijungimas būtent tarp agento ir pačio šaltinio, kad galėtume sugeneruoti ŠDSA. Tolimesnėse veiklose, kur jau kalbame apie duomenų teikimo paslaugų registravimą ir ištestavimą, prisijungimą ir duomenų perdavimą, taip, tada ten būtų svarbu ir susijungimas tarp pačio duomenų agento ir planuojamų paslaugų vartų ir pačio metaduomenų katalogo prie duomenų portalo. Ten tada jau reikėtų ir tinklo konfigūracijos ir mūsų planuojama centralizuotų paslaugų teikėjo konsultacijų pagalba, taip pat jūsų infrastruktūros specialistų pagalba, tikimės, kad būtų įgyvendinti ir atidaryti visi tie prieimai ar ne prieigos, kad galėtų susijungti. Nes čia tiesiog iš patirties galiu pasakyti, mes darėm sujungimą techninę jungtį su duomenų agentūra. Taip. Būtent ir ten buvo nuimami duomenų bazės atvaizdai, kūrimos tos metaduomenų lentelės. Tai realiai procesas užtruko, čia nėra taip paprasta, ta prasme, kadangi pas mus, pavyzdžiui, serveriną mes prižiūrim patys, o visa kita ten, visi ugniasienės, visa kita eina pas mus per kelis teikėjus, kaip VSSA, KVTC ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia gaunasi toks biškai, užburtas ratas. Mes tokie tarpininkai, kurie tenai atgal tą informaciją stumdom ir tiesiog dėl to paklausiau, nes galvoju, jeigu čia būtų kažkoks centralizuota vizija, tai galbūt būtų iš karto, pavyzdžiui, nežinau, iš jūsų ateitų kažkokia informacija, kad, pavyzdžiui, ten apva turi atiduoti duomenys iki ten kažkur tai. Ir jie jau žino, ta prasme, suprogramuoja tos visus srautus ir srautus, ta prasme, duomenų. Tai teisingai ir suprantate ir iš tikrųjų todėl ir turėjome pilotinius partnerius, su kuriais ir pradėjome visas šias veiklas, kad išsibandytume ar ne nuo pradžių iki galo visą tą prisijungimą. Tai pilotinis partneris, tikiuosi nepaslaptis, buvo registrų centras ar ne ir kartu išsibandėme tos prisijungimus ir jie kartu irgi. Tai turime tas instrukcijas, VSSA ir KVTC ir patys VSSA kaip infrastruktūros tiekėjas žinoma padės, ar ne, ir jau turi žinias, kadangi išsibandėme, ar ne. Tai iš tikrųjų, tikimės, ar ne, pagal patirtį, kad pavyks suvaldyti tuos klausimus ir tos instrukcijos, kurios yra reikalingos
tiek tinklo sutvarkymui, ar ne, tiek pačio įrankio įdėgymui bus pateiktos. Ir, turėsime mėnesį laiko, ar ne, pradėsime nuo dėgymo, iš karto prisijungimų nereikės, tai iki tos veiklos, iki sutarčių ištestavimo ir duomenų paslaugų registravimo turėsime to laiko kalendoriškai, ar ne, visoms toms veikloms atlikti ir pasiruošti. Supratau, ačiū labai už atsakymą. Gal labai trumpai papildant, akcentuojant dar kartą, papildant Vladą ir akcentuojant dar kartą, pradinis agento įdėgymas yra reikalingas tam, kad galim sugeneruoti iš ADSA. Kaip aš kitą analogiją kitiems sakau, uždaram garaže dar kokias, ne? Tai neišleidžiant transporto į visą kelią, ne? Tada tas laikas per mėnesį atliekant kitas veiklas susitvarkyti. Ryšį, prieigas, gauti pagalbą iš VDC, jeigu vadinamam duomenų centre valstybės, ne, visą tai veikia. Tai čia, kaip ir sakyt, tas laiko buferis šioks toks yra, ne, nėra taip, kad, sakom, per savaitę viską pasidaryti. Ne. Tai kaip ten bebūtų, tas pirmas veiksmas per savaitę įsidiegti agentą ir sugeneruoti iš šaltinio informacinės sistemos, kaip šaltinio duomenų struktūros aprašus, tam, kad galėtų vykti metaduomenų sutvarkymo veiklos. Na, o tos techninės veiklos per tą kitą laiką galės vykti pagal kiekvieną informacinę sistemą. Taip, Adrijus dar pakėlė. Sveiki. Gal toks paprastas klausimas, bet jeigu turi kelias informacinės sistemas, tai agentas gali vienoje mašinoje gyventi, keli agentai vienoje mašinoje gyventi, ar kiekvienam agentui atskiros mašinos dar reikia? Jis ganėtinai universalus yra, tai jisai gali palaikyti ir kelis šaltinius ir gali būti įdiegti keli agentai ir palaikyti skirtingus šaltinius. Tai iš tikrųjų priklausys nuo pačios situacijos ir kaip norite tvarkyti savo duomenis. Tai stengiamės paruošti ganėtinai tą tokį naudojamą plačiam ratui ar ne įrankį. Tai jisai nuo konfiguracijos priklauso. Ar jūs naudojate vieną agentą 5 duomenų bazėms, nes teikiate lygiai tą pačią struktūrą, arba net ir skirtingas struktūras, ar naudojate atskirai agentus tam, kad suvaldyti galbūt logus, kad suvaldyti prieigas, kad suvaldyti srautus. Tai pakonsultuosime, tikrai pademonstruosime ir padėsime ir tikimės, kad priimsite sprendimą patys. Labai trumpai papildant dar, čia labai, kaip agento pats veikimas, įdiegimas gan lankstus, ar ne, kaip sakom, bet pats įdiegimo būdas labai priklausys nuo pačios institucijos, ar ne, bendrai IT, IRT infrastruktūros ir informacinių sistemų įdarbintos, tos deploymento infrastruktūros, ar ne? Tai čia kiekvienu atveju, sakytume taip, jau administratorių ir infrastruktūros specialistų komandos, ar ne, sprendimu. Aišku, ir priklausomai nuo ir infrastruktūros, tinklų segmento ir saugos architektūros, kaip tą efektyviausiai darbinti. Tai čia turbūt tai. Aš, Martynai, gal norėčiau paminėti, kad nežinau, ar čia paskutinė skaidrė jau. Prieš paskutinį reikmę. Toliau bus klausimai. Gerai. Justas, matau, klausimą turi. Taip, aš norėjau pasitikslinti dėl metaduomenų apimties, kuriuos pasieks agentas. Ar mes turėtume agentui suteikti teisės į visas duomenų bazės lenteles, ar turėtume atsižvelgti ir, pavyzdžiui, riboti prieigą skaitimo iš techninių lentelių, ten kaip, pavyzdžiui, naudotojų kažkokie duomenys, ar agentas turėtų prieiti būtent pilna apimtim, kad sudarytų tą jau pilną metaduomenų modelį? Tikslas yra, kadangi agentas duomenų iš karto neskaito, jisai nuskaitys tik tai pačią struktūrą ir metaduomenis, ar ne pačio šaltinio, tai tikslas būtų surinkti kuo daugiau informacijos, kad matytume pilną vaizdą ir būtent čia viršuje lentelės turime to pagrindinio duomenų sąrašo parengimo veiklą, kurioje nustatysime, kokie tie duomenys iš tikrųjų turėtų būti kaip ir registruojami, kurie turėtų būti siunčiami į metaduomenų katalogą ir kuriuos jūs iš tikrųjų norėtumėte teikti, ar ne, duomenų teikimo sutarčių pagalba. Tai visi tie techniniai duomenys, ar ne, techninės lentelės, naudotojų informacija arba kažkokie net ir views, kurie optimizavimui galbūt skirti, jie būtų nufiltruojami, sakykime, tai pažymimi kaip privatus jūsų duomenys, kurie neturėtų būti viešinami, kurie neturėtų būti teikiami nei paslaugų pagalba, nei metaduomenų katalogą ir jie galės
toliau būti pačioje konfiguracijoje agento, tačiau už jo ribų niekur neiškeliautų. Dar trumpas akcentas. Agentas turėtų imti tą duomenų šaltinio apimtį, kurią jūs nusprendėte DKTP LT apraše. Tam, ne? Sakysim, tas duomenų rinkinio aprašas pagal DKTP LT, pagal kiekvieną informacinę sistemą ir apsprendžia iš esmės, kas yra tas būtent šaltinis pagal kiekvieną informacinę sistemą, šaltinių rinkinys kuris nustatomas pagal nuostatus, ar ne, pagal galbūt susiaurint ar išplečiant ir duomenų teikimo sutartis, bet iš tos apibrėžtos duomenų rinkinių apimties koncepciniam ir loginiam lygmenyje jūs tada, kaip ir sudarysite tą pagrindinį duomenų sąrašą, tai kaip ir perinant į duomenų struktūros aprašų rengimą. Tai va tas apimties gryninimas, čia yra geras klausimas labai, duomenų apimties gryninimas yra būtent per DKTP LT aprašų parengimą, pagrindinių duomenų, kurie tikrai svarbiausia kaip ir nustatymą tam, kad būtų DSA apimtis. DSA faile apraše nustatyta aiškiai apimtis, kokius metaduomenis jūs katalogizuojate metaduomenų kataloge ir atitinkamai kokius duomenis, duomenų rinkinius įjungsite per UDTS automatizuotų duomenų teikimo sutarčių veikimui. Aš gal tik šiek tiek jau pakeisiu kryptį, priminsiu, kad šiandienos susitikimo tikslas nebuvo techninis, nebuvo techniniai klausimai, techniniai atsakymai ir panašiai. Techniniai susitikimai bus prieš pradedant bangas, tai reiškia prieš pradedant etapus, tai visos organizacijos, kurios pateks į kažkurį etapą, prieš prasidedant organizuosim susitikimus būtent techniniais klausimais, kur daugiau techninių klausimų ir galėsit užduoti. Dar vienas dalykas labai svarbus, kurį norėčiau paminėti, matėt skaidrėse, kad iki sausio 8 dienos reikia užbaigti klausimyną užpildyti. Jeigu ir sausio 8-9 be abejo po to prasidės ta pirmoji banga, tas pirmas etapas, norėčiau paraginti, jeigu turit jau klausimyną užsipildę ir jeigu jaučiatės, kad esat pasiruošę arba galvojat, kad esat pasiruošę, bet dar nežinot, kontaktuokit su jūsų paskirtais koordinatoriais VSSA pusėje, tai reiškia tie žmonės, kurie atsiuntė jam tuos klausimynus, informuokit, kad esat pasiruošę ir norit startuoti anksčiau. Jeigu norit startuoti, pavyzdžiui, nuo sausio 5 dienos, kas yra beveik savaitę anksčiau, arba dar anksčiau, ten, tarp šventinių periodų turbūt nelabai išeis, bet, pavyzdžiui, nuo sausio 5 jau galėtumėm, ar ne? Tai jeigu mes surinksime norinčių organizacijų, kurios jau yra pasiruošę nuo sausio 5, tai galėsime tiesiog skirti šiek tiek daugiau laiko arba šiek tiek greičiau judėti. Tai paraginsiu, jeigu užsipildę, jaučiatės pasiruošę, tikrai kontaktuokit, informuokit ir tikrai pasistengsim. Matau, kad Dainius kelia ranką, laikas į pabaigą. Dainiau? Sveiki, norėjau paklausti poros tokių klausimų. Reiškia, pirmasis buvo akcentuota, kad agentas turi būtinai būti užsakoma mašina su Debian Linuxu. Ar klausimas iš kolegų mano skyriaus, ar negalima būtų Red Hat'o naudoti arba CentOS būtinai turi būti Debian? Tai vėlgi techniniai klausimai, galbūt kaip ir sakė Karolis, ar ne, galėsime atsakyti, jeigu norite, galite gal elektroniniu paštu užduoti klausimą, galbūt atsakysime ir, sakykime, galbūt... Tai jeigu aš jau esu klausimyną užpildęs ir klausimynę nurodžiau tarp klausimų, ar tada tiesiog reiktų dar kartą pakartoti, ar kadangi pačioje formoje užpildžiau, tai gausiu atsakymą jau... Tada gausite. Taip, tada gausite tikrai ir pasitarsime, jeigu nebus palaikomas pats šaltinis, tuomet bendrausime ar ne ir ieškosime bendrų sprendimų. Gerai, ir tada antras klausimas, gal toks truputį rimtesnis, sakyčiau, tai mes savo sistemas irgi modernizuojam ir turim tą patį, taip sakant, projektų laikotarpį kaip ir jūsų šitas projektas. Ir gaunasi taip, kad mums tiekėjai pažadėjo, kad geriausiu atveju gamybinę aplinką turėsime kovo pabaigoje. Tai tada aš taip suprantu, mes einame į tą vėliausią bangą, kada galima jau būtų, taip sakant, jungtis ir bandyti tą sukurti šidasa
Tai tikriausiai taip, ar ne? Ar kaip Ar čia, įsivaizduojate? sakykit, yra viena informacinė sistema, ar čia Dvi kalba apie... informacinės sistemos, abi modernizuojamos. Tai Priklausom- šitą klausimą reikėjo, žinokit, nagrinėti atskirai, nes jeigu jums tiekėjas sakė kovo pabaigoje, ne faktas, kad kovo pabaigoje bus ir mes galėsim. Tai čia yra toksai atvejis, kur neatsakysim dabar jums. Reikia žiūrėti, kas yra, kas bus daroma ir ką galima padaryti kito, ar galima kažką padaryti. Gerai, supratau. Tai su jūsų konkrečiu atveju kontaktuokit su koordinatoriumi ir mes tikrai visi susieksim ir ieškosim kažkokio bendro sprendimo, ką galima padaryti ir su jūsų tiekėjais ir su tom sistemom. Gerai, dėkuoju. Tai ačiū labai visiems už skirtą laiką, matau, 2 minutės vėluojam, tikiuosi nieko labai stipriai neužlaikėm ir dėkui jums, geros dienos ir kontaktuokim. Ačiū visiems. Ačiū labai visiems. Ačiū. Viso gero. Viso. Dėkui viso. Viso.
Sveiki, dar norėčiau visus paraginti atsijungti, kas dar lykęs. Ačiū labai.